sou Matus. O meu nome é Gilberta. Mano vardas Emilija ir aš papasakosiu savo istoriją. Mano vardas Albinas ir aš noriu papasakoti savo історію. Я Віктор Пилипенко, військовий медик і представник ЛГБТ-спільноти. Хочу поділитись своєю історією. I would like to tell my story. A 36-year-old man from San Francisco and his boyfriend was cycling home from a party at around 5 a.m. on July 17 in Amsterdam. One of the 5 doors of a dark Peugeot were blocking the bike lane, prompting the guy to slam it. And as his cycling passed, 4 men emerged from near the car, chased him for about half a block, and pulled him in from his bike and attacked him. They kicked him, they slammed him, and they called him homophobic words such as faggot. After the complaint was filed to the police did not investigate the case in a manner saying that not enough proof was provided, and cameras did not record an accident, which is why they couldn't find the suspect. Mokykloje turėjau etikos mokytoją, ji buvo mano mėgstamiausias žmogus. Ji žinojo apie mane daug, tačiau niekada nepasakojau, ką myliu, jog myliu merginą. Tai slėpiau ilgai, niekam nepasakau ir nieko nepasitikėjau. Maniau, jog tai galėsiu prisipažinti ir papasakoti jai vėliau, kuomet turėsiu daugiau drąsos ir jėgos. Sėdėjau pamokoje, kaip ir visada. Laukiau, ką naujo sužinoti ir pasisemti galėsiu iš jos šiandieną. Kanibalai, žudikai ir vaikų prievartautojai. Taip jie apibūdino LGBTQ+ bendruomenę. Taip jie apibūdino mane. Jis sakė tokių, mes turime saugotis. Vis dar pamenu, kaip jį pasakė tai, kad tokiems žmonėms čia ne vieta. Niekada netikėjau, jog tokie žodžiai kada išeis iš jos lūpų. Ji visada buvo man pavyzdys. 23-ročný študent, pracujúci v LGBTI kaviarni Tepláreň v Bratislave, ktorá bola pre mňa ako nebinárnu osobu stále bezpečným miestom pre stretávanie sa s mojimi kamarátmi. Bola bežná streda 12. októbra roku 2022 a počas prestávky v práci som sa rozprával s mojím kamarátom Jurajom, ktorý bol homosexuál. Všetko bolo v poriadku, až dokým som uvidel muža vychádzajúceho spoza rohu, vyťahujúceho zbraň, ktorá bola namierená mojim smerom. Pozrel som sa na Juraja a uvidel jeho zdesený pohľad, sledujúci moje bezvládne telo padajúce na zem. V tom momente som si uvedomil, že sú to moje posledné chvíle. A ako som sledoval Juraja, tiež padajúceho k zemi, tak jediná otázka, ktorá sa mi zjavila pred očami, bola: prečo toľko nenávisti? Man 84 metai. Aš esu tas laimingasis, kuriam pasisekė sutikti savo gyvenimo meilę prieš 60 metų. Bet jis taip pat yra vyras. Mes susipažinome slaptoje susitikimo vietoje. Lietuvoje homoseksualūs santykiai tuo metu buvo nelegalūs. Mes praleidome kiekvieną dieną, mylėdami vienas kitą, bet savo meilę niekada nesidaliname viešai, net ir su savo šeima. Aš turiu seserį, bet su ja mes niekada nediskutavome šitą temą. Ji nežino apie mano romantinius santykius. Mes praleidome visą savo gyvenimą, prisistatydami kaip tėvas ir sūnus. Savo kaimynams, gydytojams, draugams, kolegoms. Dabar mano partneris praranda atmintį. Kadangi visą gyvenimą melavome apie savo santykius, jis kartais mane pavadina savo sūnumi. Pragyvenau visą savo gyvenimą, taip ir neturėjęs progos eiti gatve susikabinus rankomis. Я служу в армії з 2014 року і почав відкрито говорити про свою орієнтацію у 2019 році. Спочатку я не говорив настільки відкрито, але одного разу командир побачив на моєму телефоні райдужну надпис. Питав про це. Всі дізналися, що я гей. З цього моменту з боку моєї команди почалися кіпкування та жарти. Мою нагороду скасували через мою відкриту позицію, яку обґрунтували грішною ідеологією. Це моя війна не лише проти зовнішнього ворога, а й проти тіней, упереджень у серцях моїх товаришів. Conhecia-me como diva, bares e também enquanto prostituta pelas ruas do Porto. A trajetória da minha vida deixou-me sem teto. Então a minha última casa foi uma tenda improvisada num edifício abandonado.
O início da tragédia começou quando 3 rapazes começaram a falar da transexual aos seus colegas da escola e descreveram-me como um homem com mamas. Movidos pela curiosidade, este trio arranjou mais 11 rapazes que iniciaram estes ataques implacáveis contra mim. E embora a minha morte tenha sido declarada oficialmente no dia 22 de fevereiro de 2006, eles submeteram-me a vários tormentos durante vários dias antes. No dia 21, eles presumiram que estava morta e, portanto, deixaram o meu corpo num poço de água e, embora estivesse submersa, ainda me agarrava à vida. No entanto, o acordo da autópsia indicou que eu me afoguei. A minha morte revelou algumas das vulnerabilidades da comunidade transgênero e 2 décadas depois a nossa comunidade continua a lutar pelos nossos direitos. We strongly believe that a lot of attention should be paid to this kind of incidents, especially in the cities which considered as the safest in the world for gay people. Nuvilti gali ir tie, iš kurių to tikimės mažiausiai. Všetko, po čom som v tomto svete plnom nenávisti túžil, bolo byť šťastný s ľuďmi, ktorých mám rád. Aš pragyvenau visą savo gyvenimą, niekada neatskleidęs savęs. Час минає, і я сподіваюся, що одного дня моя боротьба за правду та рівність буде виграна не тільки на полі бою, а й у коридорах влади, де кожен солдат заслуговує на повагу.